Sveiki, mano mėly avinai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Pradėsim nuo simbolių. Simboliai gan įvairūs krito jums šį kartą, bet tokie geri simboliai, gerą žadantis, tokį kūrybinį polėkį, sakyčiau. Galbūt darbuose kažkas ir nedrasaus bus, bet jūs įnersite į tą darbą ir atrasite dar daugiau, kaip čia pasakyti, pasinerę į darbą išmoksite daug apie tą darbą, bedarydami jį. Gali būti, kad į kažkokią išvyką važiuosite papramogauti, galbūt dar panašu, kad apskritai gerai jausitės savo kailyje, gerai ir išvalgiai visur naviguosite. Bet to panašu, kad į kažkokį pilnatvės ir gerovės kelią žengėte. Va. Atsivers kažkokie keliai nauji. Svajonių įsipildymo keliai. Nu va, tai tokie įdomus simboliai šį kartą. Pasižiūrėsim, ką kortos turi pasakyti, ką turi žinoti avinas šią savaitę. Čia kelios, 2 ir 3, 2. Gerai. Ui, 5 kortos iš viso. Gerai, 5, tai 5. Čia taip 3 ir 2. Kerštas. Nuo tokios kortos pradedam. Peržengėme, įveikėme kažkokius netikėtumus, tokie, kur būna per plauką, arba pasirinkimas, dažytojas arba piešėjas, dailininkas, produktyvumas ir kūryba. Na va, apie kūrybą truputį minėjau jau ir iš simbolių. Pirklys, savivertė ir mainai, užkerėtojas, kažkoks apgaulė, kažkoks kaip čia pasakyti, nepasakysiu. ir muzikantas, ar dailininkas ir muzikantas, įkvėpimas ir dėkingumas. Tai taip, iš tikrųjų panašu, kad šią savaitę labai daug dėmesio skirsite kūrybiniai savo pusiai, būsite įkvėpti, produktyvūs. Gali būti, kad svarstysite savo vertę, savo tos kūrybos vertę. Neapsigaukite, apgavystė, deception. Neapsigaukite, savęs nenuvertinkite. Gali jums iš pradžių atrodyti, kad ar tai skaičiai neauga, sakykim, ar tai kainos kažkokios jums nepasiūlo, ar tai atlyginimo pakankamo negaunat. Neapsigaukit, nenuvertinkit savo vertės, savo darbų. Gali būti, kad tik labai nebedaug trūksta iki to pilnos laimės, iki to įvertinimo, kurio laukiate. Ir iš simbolių panašiai mačiau, kad, kaip ir sakiau, į kelią kažkokį gausos einate po truputį. Tai va, tai ir šią savaitę taip ir rodo, kad būsite, kaip ir dar pasikartosiu, kūrybingi, bet per daug nesvarstykite savo vertės ir savo tos kūrybos vertės, nes galite apsigauti ir klaidingai ją nuvertinti. Va. Sakau, jau labai nebedaug liko, kol išsipildys jūsų troškimai ir kol pamatysite savo vertę tikrąją. Pamatysite gerąją prasme tą vertę, kurią kiti mato. Gali būti, kad esate labai savikritiškas ties tuo, ką darote. Va.
Gerai, pažiūrėkim taro kortos, ką pasakys, ką avinas turi žinoti šią savaitę. Apie savivertę, apie kūrybą, ką turi žinoti avinas šią savaitę. Čia pasu. 7 taurių. Vėlgi tas svarstymas vėl iškyla truputį neryžtingumas galbūt. Gali būti, kad svarstote ar savo kūrybinį darbą kažkam parodyti, ar apskritai pradėti kurti. Kažkokia dvejonė ir dėlsa vyksta jūsų gyvenime, vyks šią savaitę. Pasižiūrėkim, patikslinkim 7 taurių. Ką mes čia dvejojam? Ką dėlsim? Ką reikia apie dėlsą žinoti geriau taip? Tai gali būti vėl ta dėlsa į savivertę atsimuša, ne veltui ir pakėliau savivertės kortą. Šitą kortą. Karalienė lazdų lyderystė. Jūs esate pasiruošę tam ką dėlsite. Tai jūs per daug ką perėjot ir daug ką išmokot ir dabar galite imtis lyderystės savo gyvenimui arba savo komandai. Lyderių savo gyvenimo būti ne taip paprasta, dažnai mes pasiduodam aplinkybėms kažkokioms arba kažkokį svarbų žingsnį žengiant dėlsim, laukiam, kol susiklostys palankios aplinkybės, palankus momentas ir taip ir lieka už kada nors posūkė tie dalykai, kuriuos žadame nuveikti. Tuos, kuriuos norime nuveikti. Bet jūs esate pasiruošę, kaip ta lazdų karalienė, drąsi, užtikrinta, savimi pasitikinti. Vėl apie savivertę nekalba eina. Ji savo vertę žino ir paskui ją, kaip šita banda karvių, žengia į žmonės, tikėdami ją, įkvėpti jos ir žinodami, kur eina kartu su jie. Tai ir jūs esate tokioje dabar situacijoje, kad jums laikas švęsti savo gebėjimus, savo pereitas pamokas, sakytum, baigimas kažkokio universiteto gyvenimo. Ir dabar žengiate, rodydami kelią kitiems. Ką žinoti apie tą deception, kur rašė šitą apgaulingą energiją. Apgaulinga energija, 9 lazdų ir balansas, tai nuosaikumas. Galite jaustis pavargę ir truputį gali būti, kad trūksta balanso tarp poilsio ir darbo režimo. Ir gali būti, kad būtent tas jūsų nuovargis jums klaidingai sako, kad jūs kažko nesugebate. Tai iš tiesų tiesiog dabar kortos sako, skirkite šiek tiek laiko poilsiui ir atraskite tą balansą tarp poilsio ir darbo. Gali būti, kad su kūrybiniu bloku kažkokiu susidurėt. Tai irgi nieko blogo, apie save blogai negalvokite, nekritikuokite, tai tiesiog išsekimas tam tikras. Ir jo reikia gyvenime. Jisai jums skirtas ne kad pervertintumėt savo gebėjimus, iš naujo įvertintumėt tą prasme, bet tam, kad atsipūstumėt, atsigautumėt ir įkvėpimo naujo gautumėt. Labai daug kūrybinių idėjų kyla iš nuobodulio.
Tai leiskite savo pabūti nuoboduly tam, pabūkite tokioj ramybėj. Va. Tai kitaip tariant, jūsų nuovargis arba stresas, kurį patirėte, kad ir su savo to kūrybinė raiška, gali jums klaidingai pasirodyti kaip kažkoks nepasisekimas ar negebėjimas kažko daryti. Tai yra skirta tiesiog poilsiui. Taip pat 9 lazdų dar kalba apie ribas. Tai nusibrėžkite sveikas ribas, nebūkite viskam viskas, visiems viskas. Gali būti, kad einate, bėgate per daug gyvenimo sričių ir visiems norite būti visų gyvenimo dalis. Ir tas irgi išsekina jūs. Va. Tai truputį, kaip čia tas atsitvėręs tom lazdom, truputį atsitverkite ir jūs šiokias tokias ribas nusibrėžkite vien savo poilsio vardan. Gerai. Pažiūrėkim įkvėpimas. Ką įkvėpimas žada mums šią savaitę? Įkvėpimas. Šeši penkiakampių. Tai dalinimosi korta. Žmonės nori jūsų energijos, nori jūsų kūrybinių vaisių ir jūs būsite pasiruošę jais dalintis. Va. Tai gerai, nenustokite kurti ir dalintis tuo, ką kūrėte. Va. Nes jūsų kūryba bus priimta ir išliaupsinta. Va, 12:21. Gerai, pasižiūrėkim toliau. Ką dar reikia žinoti avinui apie šią savaitę. Ką dar reikia žinoti. Įdomi taip. Prarastas kompasas. Grįžtame prie savo vertybių. 35. Arba 3 ir 5. Aha. Tai va šitas toks truputį susistabdymas streso vardan, dėl streso tiksliau, nors ir kels truputį norą atidėlioti dalykus, bet šitas prarastas kompasas yra kaip atrastas kompasas. Jūs atrandate savo vertybės, savo vidinį pašaukimą, vidinį žinojimą, savo šiaurę. Tai va, tai ne veltui viskas. Gerai, tada reikia žinoti, va čia tiek daug kortų. Labai įdomiai šokinėja kortos. Tiek daug jų. Raitelis, šansas, dangų šokėjai pasiduoti, nenužymėtas kelias atsiskleidimas, verkiantis medis prisiminimai, pergalvojimas, žaltvikstė, šešėlyje paslėpti lobiai. Tuoj susidėsiu, pakalbėsiu, ką mes čia matom iš šitų kortų. Truputį, sako kortos, pasiduoti truputį tam jausmui, kai
vat, kaip ir sakiau, arba kūrybinis blokas jaučiasi, arba nuovargis, arba toks letargas netgi, sakyčiau, toks gali pasijausti. Tai nebijokit jo, pasiduokit jam. Tai yra tas šešėlis, kuriame slypi lobiai. Ir jums bus, permastysite viską ir jums bus atskleisti nauji keliai. Va. Nauji keliai iš šešėlio. Va. Nors, kaip ir sakiau, jūs susistabdė ir kažką atidėliojat ir, kaip sakiau, esate jau pasiruošę tam, bet aplinkybės jūs vis tiek stabdys truputį. Stresas, kurį patirėte, arba tas nepasitikėjimas savimi stabdys, tai apmastykite, iš kur visa tai kyla, ką jūsų šešėlis jums bando pasakyti apie tai. Ir jums bus, kaip ir sakiau, bus atskleistas naujas šansas į naują kelią. Kažką naujo apie save sužinosite. Gerai. Apie kūrybinę pusę pasižiūrėkim, ką nors. Iniciacija. Perėjimas ir žengiame per slenkstį. Tai va, tai tas prisistabdymas, tas truputį grįžimas prie savo šešėlio, permąstymo, kas jūs slopina ir kodėl jūs save nuvertinate ir kodėl stabdot save ties savo kūrybiniais projektais ar apskritai savo gyvenime kažkokių veiksmų nesijimate, kurių norite imtis. Tai vyksta dėl to, kad pereinamajam laikotarpį esat. Ir tas pereinamasis laikotarpis gali truputį ir toks tamsus, kaip čia matom to paveiksle. Gali toks tamsus jaustis, gal net liūdnas šiek tiek. Bet galų gale vis tiek žengėte jūs per slenkstį. Ir tas žengimas per slenkstį yra toks kaip ir dvejopas. Dvejopi jausmai apima. Viena vertus jūs entuziastingi, įkvėpti ir žengėte į naują pradžią, naujus nuotykius, naują kelionę. Kita vertus kažką už savęs paliekate ir truputį ir liūdna darosi dėl to, kad paliekate kažkokius žmones ar išgyvenimus savo, ar savo gyvenimo etapą tam tikrą užverėte. Ir kartais mes prie tų ir sunkių išgyvenimų prisirišam ir tarsi juos paverčiam savo esybės dalimi. Dabar žengiant per šitą kelią, kortos ragina palikti tą visą sunkią naštą, kurią nešate, per kurią perėjote. Va. Ir apskritai žengėte į didelio įkvėpimo ir kūrybinės laisvės laiką. Gerai. Pasižiūrėkim, kas laukia daugiau už to slenkščio. Kas laukia už to slenkščio? Darome bangas. Momentumas, pagreitis auga, tai jūsų laikas ir pasiekimai. Tai už to slenkščio ateina jūsų laikas, jūsų pasiekimų laikas, vystosi pagreitis,
jūsų kūrybinės jėgos auga ir jūsų gyvenimas įgauna pagreitį. Gali būti, kad šiek tiek jisai buvo ir prilėtėjęs, prisistabdęs šiek tiek. Va, ir jūs einate į pasiekimus. Gerai. Kokie pasiekimai laukia? Ribas brėžkite, dar kartą primena. Skaičius 12. Tokios kontrastingos kortos. Taika, ramybė ir ekstremalūs kraštai, ekstremumai. Ir pasiduoti. Dar viena pasidavimo korta, dabar nebeiškasiu jau už tos krūvelės, jau antrą kartą pasiduoti. Gali būti, kad baigėsi tokie ekstremalių sprendimų, ekstremalių svyravimų jūsų gyvenime laikas ir ateina ramybės laikas. Va. Nors darote bangas, tai toks ekstremalumas šiek tiek, ne, prie tų bangų pritampa. Bet jūs tai veda į ramybę. Gali būti, kad šiek tiek reikia sukelti bangas, pajudėti ir tada išsisprendus tam tikrus dalykus, žengus žingsnį, padėjus teptuku ant molberto pirmą brūkšnį, jau pradėtas žengti žingsnis. Ir jis toliau tik tai į ramybę veda. Gali būti, kad tas ribas reikia ir savo nusibrėžti nuo savęs. Net kalbinėti savęs nuo sprendimų jums naudingų, nenurašyti savęs. Taip, nebūkite užgauliotojas pats savęs. Va, mylėkit save. Gerai, pažiūrėkim, ką protėviai turi pasakyti Avinui šią savaitę. Riteris, būkite drąsus ir sąžiningas. Tai taip, jūs tiesiog truputį ir iš tikrųjų, sako, išdrąsėkite, truputį drąsos žengti tuos žingsnius, kuriuos delsite, drąsos pasitikėti savimi, drąsos kurti, bet būkite drąsūs ir tame, kad truputį ir į apmąstymus galite nuklysti. Tai nevaikykite tų apmąstymų į šalis, išbūkite juose. Va. Kažkas atsiskleis naujo jums. Kas jūs į taiką nuveda. Gerai, ir pabaigai pasižiūrėsim angelų skaičius, koks jūs lydės šią savaitę. 0909. Naujos pradžios. Didelis šansas, galimybė, drąsa, pasiekimai dar kartą, pabaigos, išvados, didelė meilė. Ieškokite galimybių, kurie pakeis jūsų gyvenimą. Jūs kažką didelio užbaigėte. Jūs tarsi pasikeliate lygį. Uždarote seną skyrių ir atsiskleidžia naujas nuotykis. Na va. Į tą naują kelią žengiate po truputį. Tai va tokia ši savaitė, sakyčiau, tokia
prietema prieš aušrą. Va. Ir gal sunku matyti toj prietemoje prieš aušrą, bet neužilgo nušvis saulė. Ir viskas gražiom spalvom nusidažys jūsų gyvenime. Tik nebijokite veikti. Va. Tai tokia šią savaitę žinutė. Būkite laimingi, būkite mylimi. Pasimatysime kitą kartą. Iki.